Žiūrėkit, mes esame, sveiki, Death Valley jau įvažiavome į mirties slėnį ir mes matome tiesiog kojotą, vargšiukas ištroškusi ant tokio apžvalgos aikšteliai ir matyt žmonės davė vandens, jisai geria, jam karšta vargšelis. Atrodo toks kažkoks pasimetęs. Aš noriu papetinti. Ne, petinti kojotą negali, mama eiti. Geria vargšelis, mes galim dar jam ten įpilti. Jisai nebijo mašinų, jis toks įspūdis, kad išėjo ieškot pagalbos. Mažylis. Jeigu tu būsi teisi, tada galbūt būsi jo maistas. Ne, kojotas nepuls vienas žmogaus. Net majas? Ne, vienas kojotas nepuls. Aš galėčiau nešti vieną dešrelę. Palauk, aš nežinau, ar tai gerai. Gyvūnų nereikia šerti laukinių. Bet jisai labai norėtų. Jiems svarbiausia karšta buvo ir jis va pagė. What? Slime? Aš jam pripylė. Pripylė vandens, jisai supranta jau, kad žmonės jam pila vandenį. Man atrodo, kad jisai... Va, matai, jisai eina gerti. Dada, galima čia daug pabūti. Galima. Žinai, kaip gyvūnai geria. Jam dar tiesiog taip. Bet jie dar taip. Su liežuvisame taip, ne? Va, mes esame Death Valley dabar, mirties slėnyje. Sustojam. Dabar karšta tikrai. Aš nežinau, kiek dabar laipsnių, neveikia internetas, čia neina pažiūrėti. Čia tikriausiai būna, kai nežinau, iš kur čia vanduo, ar prilyja vis dėlto kartais. Ir va tiesiog būna tokios įdubos, matosi, čia iš karto augalai užaugę. Čia va kažkoks kaip buvo, kaip toks didelis potvynis atrodo. Mažo vietoj. Žiūrėkit, kokia žemė suskirdusi visa. Labai karšta. O, va ten žiūrėkit, tornadėlis kilo. Ką tik mažas toksai dulkių, kaip gražus, kaip gražiai jisai sukasi. Tai būna dažnai, o ir ten antras dar iš karto juda. Tai būna labai dažnai dykumose, ten kur karšta, nes viršuj oras yra šaltas. Apačioj labai smarkiai kaitės ir jie vienas kitas spaudžia ir kai susijungia, pradeda stumti vienas kitą ir susisuka tokie tornadai. Mes dar išėjome vieną vietą gražią. Čia yra gražus negyvi medžiai. Čia yra toks karštis, kokį aš nesu gyvenime savo dar patyrus. Toj maitė. Taip karštas, va čia yra kažkoks smėlio kalnas, jis labai toksai plonas, kaip Palangoj, bet ten dar kopas matosi. Bet jis toks įkaitęs, kad taip degina kojas, jeigu nors biškiai byra į batus. Maitė, mes neturim nuo saulės skėčio, o nuo lietaus tau nepadės, nes jis permatomas. Toks siaubingas karštis. Einam atgal, Saulytė. Vamos.